Nors Žygaičių istorinis šaltinis minimi dar 16 amžiaus viduryje, bet apie mokymosi įstaigas žinių turima tik nuo 19 amžiaus. 1861 metais Žygaičiuose mokykla veikė su mokytojais patalpose. Vėliau mokykla buvo perkelta į Gaudaičių kaimą. Čia 1863 metais įsteigta parapinė valdiška mokykla. Joje mokėsi apie 60 vaikų. Manoma, kad Žygaičiuose pradinė mokykla įsikūrė 1907–1908 metais. Jis savo pastato neturėjo. Patalpos buvo nuomojamos pas privačius asmenis. Pavyzdžiui, pas Antaną Juciką. Caro laikais mokiniai buvo mokomi rusiškai, o vokiečių okupacijos metais vokiškai. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu mokykla irgi savo patalpų neturėjo ir nuomojo pas privačius asmenis. Apie 1935–36 metus mokytojui Baubliui vadovaujant Žygaičiuose buvo pastatyta graži mokykla. Pirmame aukšte klasės, antrame mokytojų butai. Antrojo pasaulinio karo metais buvo paversta grūdų sandėliu. O kai vokiečių armija 1944 metais spalio mėnesį traukėsi į Žygaičių, sudegino. Mokykla netekusi savo pastato vėl turėjo nuomotis patalpas pas privačius asmenis. Gaisro metu jie prarado ne tik savo materialinę bazę, bet buvo sunaikinti ir vaizdinės priemonės bei dokumentai. Taigi, 1945 metais mokykla pradėjo savo atkūrimąjį darbą. 1960 metais Žygaičiuose primetė mokykla pradėjo perlaukti į vidurinę. Mokykla 1965 metais mokykla tapusi vidurinė išleido pirmąją abiturientų laidą. 11 klasės baigimo pažymėjimas įsigijo 18 abiturientų. Po kelerių metų buvo pastatyti dabartiniai mokyklos korpusai, kurie dabar renovuojami. Mokinių bendrabutis, kuris dabar neveikia. Mokytojų daugiabutis, kuris dabar privatizuojamas. Pradėtas rengtas sporto aikštynas. Dabar jo vietoje rengiamas stadionas. Įrengta šaudykla. Jos visai nebėra. O nuo 2006 metų ši mokykla jau gimnazija ir šiemet išleis 50-ąją abiturientų laidą. Valio! Gal užeikim mokyklos vidų? Gal geriau be mūsų. Jau tensi. O sako, kad mokykla jau vaidenasi. Kurgi tau vaidenasi? Mokyklų vidaus nėra ir negali būti. Keista, kaip metų mokys ir nežinau, kurią pasiei. O, ten kažkas dirba. Mokyklą renovuoja. Renovuojam. Tai ir naktim dirba. Dirbam. Tai gal galėtum iš mane pavydėti. Man reikia nufilmuoti reportažą apie mokyklą. Eik viena. Aš bijau. Ko bijai? Ten pabaiduok. Tai ko? Mūsų bijai. Tylius sodas ir takai, kaip vidurnakčio kapai, tik šešėliai.
čia ir čia, šlemą vardina nakčia. Tik pelėda ant šakos, kaip našlaitės suvaitos, tik paklydusi daina susilieja su tamsa.